Neįmanoma čia žvejoti. Reikia kažką mąstyti kito ir greitai, nes diena tai labai trumpa. Tiek aš čia praklampojau dėl nieko. Nu kaip dėl nieko, gavom informacijos, o ne? Gavom informacijos, kad čia žvejoti mums be šansų. Pagaliau. Kaip ir esam prie upės. Žvejoti čia turbūt bus labai sunku, bet kažkiek įmanoma. Sniego literaliai iki kelienų. Biški neša pašalusi sniegą, bet nieko tokio, šiaip labai jisai mums čia nemaišys, tas nešamas sniegas labiau maišys užšalę krantai. Pasireguliuoti woblerį, nes labai ne į tą pusę man jį neša. Va, dabar puikiai. Visokiais mostais bandau vis tą plaukiantį leduką pramušt, kad galėtų vobleriukas užskęst nors kažkiek. Bičiuliai, turim žuvį iš po ledo ir lenda po ledu, bet čia ne šlakis, man atrodo. Lydeka. What the fuck? Eik tu savo. To jinai man nupjaus. O. Kažkaip ją reiktų užmesti. Eik tu savo. Vala. Ai. Ateik čia lydekiukas. Opa. Ai. Nu, lydys gražus. Sakyčiau, net labai neblogas. Aš jums galiu pasakyti, bičiuliai, iš tikrą. Šlakių žvejyboj mano pagavimai, šlakių ir lydekų turbūt yra netoli pem ant pem. Okay. Toks lydys, ane? Galėjo būti šlakis, bet dėja. Šiaip pasistengiau labai atsargiai. Liktais neapsikraujavo. Graži lydeka. Tikrai pabandysim dabar ją kažkaip gražiai paleisti. Eina savo. Bliama, nedaug trūko. Liktais nuplaukė normaliai, bet jau galvojau, gal mane geriau pasiimti. Bet kablius gražiai ištraukiau, neapsikraujavo. Tik čia truputėlį ilgai užtruko tas paleidimas. Nu, bet šiaip lydekos gana ištvermingos žuvis, tai manau viskas bus gerai. Čia, bičiuliai, tokia masė to sniego, kad čia ir iš tikrųjų pavojinga vaikščio. Čia gali įsmukt kur nors. Bebrų čia netrūksta. Bebrynų visokių. Šviežiai prisnygė, nieks nepramindė.
Eik tu načiot. Prasmėliau. Prasmėliau. O, kažką turim. Kažką. Ką tokį? Šlakiuką. Ai, nuėjom. Ai. Iškart forsavau, kad ant ledo užmesti ir atsikabino. Eiliniai metai šitie neišimtis, kad pirmas žuvis pabėga. Čia kažkada dariau video irgi pirmą žvejybą, irgi pabėgo. Turim. Taip ir galvojau, kad čia bus. Gerai, dabar tik reikia išsemti. O ne. Eik tu. Kaip visada man pirmos kokios 1-2 sezono žuvis nusipurto. Kažkoks prakeiksmas. Dabar vėl pabėgo. Žodžiu, nu, bet čia aišku, čia iškart iš po ledo smeigia. Mačiau, kad nedidelis, galvojau, aš jį greit ant ledo užmesiu. Nedaviau jam iš vis laisvės ir šoko tas kablys, matyt, ne taip stipriai buvo užsikabinęs. Kas čia mano plotose žvejoja? Aha, to. Seabed LT, ai ne, Fish on LT. Wow. Opa. Opa. Bum. Nu ką? Suduota, seniai. Wow. Eik tu šikti. Čia galima ir prasmegt skradžiai. Nesupratau. Lygtais turėjau kibimą, nesupratau. Srovė čia lygtais taip neišlygina to woblerio, kad pasijustų smūgelis. Tai galimai buvo kibimukas. Bakstelėjimas toksai labiau.
tiek, bičiuliai, va. Pagavau, ne, lydeką neblogą, palaikiau šlakį. Šiandien kojų treniruotė tai pilnai, žinokit, padaryta, aš sakyčiau. Savaitę į priekį. Laukia -5. Iškart susitepsim balą, jau susitepiau ryte. Dabar truputėlį per žiedėlius praeisim su šituo anties tauku. Yra pranešinėjami baisiniai šalčiai. Tai galvoju, prieš viskam užšalant, reik dar paskutinę šitą žvejybą pasidaryti, ne? Pabandysim kitą upę. Šitoj upėj kažkada man pabėgo mano didžiausia lašišinių šeimos žuvis, kada nors užkabinta ir palaikyta ant meškerės. Žieminis lašiakas. Wow, bet jėgų žiūriu vis tiek pilnas. Eik, tu savo, būtų gerai, kad jinai ten neįbėgtų niekur. Bet jinai pabėgo. Šitoj upėj. Čia tiek medžių, tiek krūmų, kad reikia sujungti 2 įgūdžius į vieną. Mėtymo, ne, ir šlakio radimo. Kabina žolės. Gal čia 7-tukas ir nėra tobulas pasirinkimas. Nors šiaip vandens lygis, pažiūrėjus, meteo gana aukštas, bet vis tiek jisai čia daug kur kabina dugną. Tai dar vienoje vietoje pamėtysim ir turbūt pasikeisim į kažką mažiau nerinti. Dėsim tokį dabar kienarčiuką mažą, bet čia jau liežuvis toks jisai, blemba, jaučiu gal šiek tiek mažiau negu 7 nerė, bet tikrai giliau negu Vivingros ta šeškė, tai, bet toks plius minus. Visada, bičiuliai, labai svarbu yra gerai susireguliuoti vobleriuką. Jis turi mum netiesiai eiti, nelyst po mūsų krantu, o jis turi nuo kranto eiti. Ir tam, kad ilgiau išbūtų kažkur vidury, kažkur šlakio matymo zonoje, bet kad ir nesikabintų į priekrantėje esančius sukritusius medžius, ar pavyzdžiui, kaip čia prieš porą dienų, kur žvejojom, kur ledai, kad nelystų po ledais, tai upė teka mum į kairę, taip stovint. Jeigu upė mum teka į kairę, tada mes paėmam kilputę ir truputėlį nuo savęs. Čia jau turbūt per daug, bet pabandysiu pasižiūrėti. Per daug irgi negalima, nes į tada srovė labai į paviršių mes, va. Jau su tokiu mes nepažvejosim. Ok, per daug užlenkiam, tai dabar šiek tiek atgalios. Va, kaip ir plius minus sureguliavom, galim bandyti šitą spotelį. Kokią aš naudoju strategiją, ne? Nuspręsti, kur žvejoti. Tai pirma strategija yra sekti pėdsakais. Pamatyti, kad čia stovėjo jau kokie 2-3 žvejai, ne, per pastarąsias porą dienų.
Ir taip pat stotis čia ir bandyti žvejoti. Ne, juokauju, šiaip tiesiog eini, randi kažkokią vietą, a ne, laisvą, kur matai, kad nėra medžių užlinkusių ir mėtai. Aišku, turi tie šlakiai savo tas vietas, a ne, kur jie stoja. Praktiškai kiekvienais metais juos gali pagauti tose pačiose vietose. Plius tas stovėjimas, a ne, dar labai priklauso nuo vandens lygio, tai va tokioj nedidelėje upėje tiesiog randi prieimą, žiūri, kad yra pakankamai vandens, kad tas šlakis ten stovėtų. Ir viskas, ir bandai mėtyti. Tai geriausias būdas, bičiuliai, ne, yra tiesiog daug žvejoti. Nes ten 1-2 pagauti šlakiai realiai jums duos daug daugiau supratimo, maždaug kur tas šlakis gali stovėti, negu, nežinau, čia 10 parodytų tų šlakių ar 10 čia manų papasakotų, kur jis galėtų stovėti. Aišku, gauti kažkokį bendrą supratimą. Lygtais turėjom kažkokį smūgelį, nesupratau. Žodžiu, aišku, toks video visai gerai, ne, ten bendram supratimui. Turim, bičiuliai, turim nedidelį. Nu tikiuosi antras nepabėgs. Bet vėl nedidukas. Antras ir nedidukas. Pirmas irgi buvo nedidukas. Taip. Papa. Yes. Turim, bičiuliai. Nedidelę žuvį. Bam! Pirmas 26 metų šlakiukas. Nu, antras, kurį palaikiau, bet pirmas, kurį ištraukiau. Nu, okei, nedidukas toksai. Nedidukas, net nematuosim, bet turim žuvį. Liuks. Labai gerai. Graži žuvytė. Okei. Ilgai jo. Va, nuvarė. Užsidėjau į... Čia šešetukas liktais vivingros, nes 7 biški per žemas vanduo, rausia labai dugną, tai užsidėjau šeškenę ir pirmą žuvytę turim. Gerai, gražiai įsikabino į lūpos priekį, greit ištraukiam, neišdraskėm nasrų, greitai paleidom. Aš manau, bičiuliai, tas gaudant šlakius, ane, labai svarbu. Ir taip ta žuvis, jinai po neršto, jinai praktiškai kaip ir nesimaitina upėse, ane, bent jau iki pavasario. Tai labai svarbu yra kuo greičiau jį paleisti, kad ta fotosesija netruktų 50 valandų. Tokį šovėm. Ne visai šlakį, šlakiuką tokį, šlakelį, ne? Šlakelį šovėm. Nu, bet gerai. Kaip mano moteris sako, dydis nėra svarbiausia. Bet iš tikrųjų nesvarbu, kokio dydžio jinai bebūtų ta žuvis. Po pirmos žuvies nukrenta tas toks spaudimas nuo pečių, ne? Nu visai čia toks gražus ruoželis.
Visada kažkas netinkamų momentų bandys paskambinti. Aš tikrai negadinsiu pravedimo dėl... O. Gerai, perskambinsim. Opa. Ta diena tik tais cik, ne? Ir nebėra. Jau po 2 valandų. Čia žvejoju, atsileidė, žvejoju. Galvoju, kad turiu daug laiko, pasirodo. Nifiga. Tai truputėlį ruožų praleisiu. Ir varau, pabandysiu į vietas, kur jau kažkada esu pagavęs, ne? Kol nepamiršau, bičiuliai, labai greitai dabar paimkit. Apačioje yra toks mygtukas prenumeruoti. Tai jūs paimkit ir paspauskit jį, tą mygtuką, ne? Ir dar šalia yra varpelis. Tai galit spustelti ant varpelio ir pasirinkti, kad gauti visus notificationus. Taip nepraleisit sekančio turinio vieneto, kurį aš įdėsiu. Bent paspaustas prenumeratos mygtukas, paliktas komentaras ar paspaustas nykštys į viršų man labai pagelbėtų, tai nebūkit grinčai ir spustelkite, ne? Ok. Jau saulytė leidžias horizonte. Dar į mašiną kiek pareit. Eik tu, načia. Jau čia su tamsa pareisiu. Jeigu ir nieko daugiau šiandien nepagausiu, nors negalėsiu savo sakyti, kad nesistengiau. Gerai, paskutinis metimas numeris 10. Ir ką, bičiuliai, metriuko nepavyko, ne? Metriuko nepavyko šiais metais pačiupinėti, o jie iš upių, man atrodo, kiek aš žinau, greitai išplaukia, pasilieka tie standartiniai pagrindė šlakiai. Tai ko gero, tą metriuko reiks sekančiais metais vėl bandyti, jį surasti